lošimai ir loterijos yra valstybės kontroliuojama komercinė veikla. Kokios šių lošimo paslaugų rinkos nori Lietuva? Kokių paslaugų? Kurių daugiau? Kurių mažiau? Kaip visą tai turėtų atrodyti rinkos struktūrai? Kokie mūsų valstybės politikos principai? Samuilai, ar yra tokie politikos principai Lietuvoje? Principų nebuvo daugiau nei 20 metų. Jie atsirado 24 metais. Po to, kai nuskambėjo labai, kaip sakant, skandalingi dalykai susiję su, pinigų plovimo pažeidimais prevencijos. Ir tada Finansų ministerija pagaliau pateikė kelis politikos principus, kurie visiškai nesusiję su ta problema, kuri iškylo kai kam netikėtai, o kai kam laukiamai, nes taip ir turėjo viskas vykti ir dar, manau, vyks toliau. Bus daugiau reikalų šičia. Vienu žodžiu, jokių politikų principų atspindinčių, kokią Lietuva nori turėti lošimų ir loterijų rinką. Tarp kitko, loterijų įstatymai iš vis politikos principų nėra, nežiūrint to, kad Finansų ministerija 2019 metais, parengė ir buvo tas įstatymas valstiečiam vadovaujant, Skvernelio vyriausybei, kaip sakant, patvirtinus, Seimas priėmė. Nėra šito. Todėl galima drąsiai pasakyti, kad šiandien Lietuva tikrai nežino, ko jinai nori. Tai yra faktas, nes tie politikos principai kurie yra šviežiai inkorporuoti įstatymą, jie niekaip neatspindi nei lošimų, nei loterijų verslo ypatumų. Situacija turėtų būti paaiškinta sekančiai. Buvo paskirta Seimo valdybos darbo grupė daugiau nei prieš 10 metų parengti naują azartinių lošimų ir loterijų įstatymą. Vadovaujantis tikrai modernių didžiausių rinkų, Europos didžiausių patirčių rinkų, konkrečiai kaip Jungtinė karalystė, Vokietija, Nyderlandai, Ispanija, buvo parengtas azartinių lošimų naujos redakcijos projektas. 12 metais. 12 metais buvo, kuriame buvo numatyta daug dalykų, tame tarpe 9 politikos principai, kurie ir buvo kaip kelrodės rinkos vystymuisi tolimesniam, vadovaujantis, kaip minėjau, brandžiausių, didžiausia patirtim, besivadovaujančių valstybių patirtim. Seimo valdyba 2011 metais rugpjūčio 31 dieną sudarė darbo grupę azartinių lošimų ir loterijų reglamentavimui tobulinti. Grupės sudėtyje skirtingų parlamentinių frakcijų atstovai. Darbo grupiai buvo pavesta apibrėžti viešosios politikos teisinio reguliavimo principus, inicijuoti azartinių lošimų ir loterijų paplitimo tyrimus, pavesta parengti azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų projektus iki 2012 m. balandžio 1 dienos. Deja, darbo grupė vėliau nusprendė, jog loterijų klausimai atidedami vėlesniam laikotarpiui. O šitas projektas, kaip tuometinis, jau 15 metų kovo mėnesį straipsnėje Kauno dienos, biudžeto finansų tuometinis pirmininkas Bronius Bradauskas informavo visuomenę, kad neradus vakarietiškam projektui azartinių lošimų naujos redakcijos įstatymo, nuspręsta nuotolinius lošimus skubos ar lyg ypatingos skubos tvarka parengti, išplėšus ten iš to įstatymo, kuris buvo harmoningas, vieningas labai ir numatė tam tikrą, rinkos vystymosi kelią pagal tos politikos principus, išmesti šiukšlių dėžę ir neradus pritarimų. Civilizuotų, valstybių pagal geriausias patirtis parengtas Seimo valdybos darbo grupė, viskas tvarkoj, nerado pritarimo Lietuvoje ir paleido nuotolinius lošimus jau nuo 16 sausio 1 skubos tvarka priėmė pradėti funkcionuoti. Galima būtų čia pasižiūrėti, į ką akcentus, sakykime, deda
šiandien. Ką Jungtinė karalystė siūlo, arba kokius tikslus kelia, kokius principus formuoja, ne? Tai, pavyzdžiui, pirmas principas yra apsaugoti lošimus nuo tapimo nusikaltimo ar kažkokio betvarkės šaltinio, ne? Užtikrinti, kad lošimai organizuojami sąžiningai, skaidriai ir taip toliau. Apsaugoti vaikus ir kitus pažeidžiamus asmenis nuo žalos taip toliau. O kaip Lietuvoje dabar, ką mes turim? Tai mes turim absoliučiai kriminalinius reikalus pinigų plovimo srity, didžiulės problemas socialiniai srity, stebina, kad priklausomybių srity nors kiek rimtesnių problemų nėra, nes tą rodo validus duomenys, Higienos instituto ir kiti, kad būtent ant ko, reiškia, buvo važiuojama dirbtinai, kad būtų represiniai, reiškia, priiminėjami teisės aktai ir greunama rinka labai selektyviai, ir formuojama taip, kaip kažkam tai labai norėjosi, ar ne? Nereikėjo jokių principų ir kitų dalykų. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į Finansų ministerijos parengto projekto politikos principus, tai mes pamatysime, kad ten kalbos apie skaidrumą, apie pinigų plovimą, apie socialinę atsakomybę ir labai kitus rimtus dalykus, plius apibrėžiančius ir teigiamą poveikį, reiškia, Lietuvos finansų sistemai ir ekonomikai, tų pačių lošimų ir loterijų, ar ne, ir teigiamą pusę, nes nėra vien neigiamų, nes tai yra ekonominė veikla. Ir galėčiau pažiūrėti dar eilę dalykų, kurie susiję iš tikrųjų su, kadangi Lietuva turi mišrią rinką, kurioje veikia daug skirtingų rūšių, tame tarpe ir nuotoliniai lošimai, kurie tikrai šiai dienai milžiniškų problemų padarė ir jų bus ženkliai daugiau, paaiškės, manau, nes kitaip ir būt negali. Nėra, kaip jau minėjau, nei sąžiningo, nei skaidraus lošimo organizavimo principo, nėra tokia, kad valstybė nustato reikalavimą lošimo organizatoriams savo veiklą vykdyti atvirų, sąžiningų ir socialiai atsakingų būdų. Tokio principo nėra. Antras, azartinių lošimų apsaugos, ką jūs paskaitėt iš Britanijos, reiškia apsaugos nuo nusikalstamų įtakų principas, taip pat nėra įtvirtintas diferencijuoto lošimų reguliavimo ir proporcingų priemonių taikymo, reguliuojant ir reikalaujant iš verslo. Čia iš principo aš skaitau principus, kurie yra unifikuoti ir lošimam, ir loterijom. Kadangi loterijos taip pat yra lošimo paslaugų rūšis, kurioje lygiai taip pat žmogus rizikuoja prarasti statomą sumą, siekdamas piniginio ar daiktinio laimėjimo. Lygiai tas pats ir lažybos. Toliau lošėjų ir visuomenės sveikatos apsaugos principas. Lošimų reguliavimas ir viešosios politikos sprendimai yra skirti visuomenės ir lošėjų apsaugos nuo lošimų galimų neigiamų padarinių prioritetų įgyvendinimo. Informacijos apie lošimus viešumo, skaidrumo, prieinamumo ir informacijos teikimo lošėjams principas. Lošimų reglamentavimas turi užtikrinti, kad lošėjams suprantama forma būtų pateikta informacija apie lošimo taisyklės, laimėjimo ir pralaimėjimo tikimybę, skirtingų lošimų galimą riziką, ekonominiai ir socialiniai geroviai vartotojų, taip pat kitas reikšmingas sąlygas. Pakankamas vartotojų apsaugos lygis yra toks, kuris užtikrintų pusiausvyrą tarp tinkamo, aiškaus ir skaidraus lošimo taisyklių paskelbimo ir riziką, kurią prisijima lošėjai iš aiškinimo šitų dalykų irgi nėra. Lošimo organizatorių socialinės atsakomybės principas. Lošimo organizatoriai savo veikloje privalo atsižvelgti į bendrovių socialinės atsakomybės, skaidraus verslo, socialinius, ekonominius, aplinkosaugos ir etninius aspektus. Lošimų socialinės atsakomybės priemonės yra šios tyrimų atlikimas. Jis yra grindžiamas principu, kad faktais ir įrodymais pagrįsti tyrimai yra atsakingo lošimo pagrindas. Mokymo ir informavimo priemonių vykdymas, šių priemonių parengimas, vykdymas ir finansavimas grindžiamas principu, kad lošimų problemos prevencijos pagrindas yra švietimas. Šitas dalykas yra, bet tas principas nėra įtvirtintas. Reguliavimo priemonių vykdymas yra grindžiamas principu, kad tikslingas, adekvatus ir proporcingas reguliavimas turi remtis
tyrimais, nustatytais įrodymais ir objektyviais kriterijais. Tai šiandien, ką mes matom, nieko panašaus nėra. Dėl to yra visiškai iškraipyta rinka, apie kurią mes pašnekėsime toliau. Gydymo priemonių vykdymas. Gydymo priemonės turi būti skirtos su lošimais susijusiems sutrikimams, priklausomybei nuo lošimų, patologinio lošimo problemoms nustatyti ir gydyti. Lošimų neigiamų padarinių prevencijos ir kontrolės principas. Lošimo organizavimo veiklai kaip specifiniai ūkiniai veiklai yra taikytinos griežtesnio valstybinio reguliavimo, valdymo, kontrolės ir priežiūros priemonės, nukreiptos į neigiamų socialinių padarinių prevenciją ir lošimų organizatorių veiklos priežiūrą ir kontrolę. Ir artėjam jau prie pabaigos. 8 principas - lošimų rinkos stebėsenos, monitoringo principas. Valstybinio teisinio reguliavimo priemonėmis turi būti sukurta sistema, kuria turi būti vykdomas lošimų poveikio visuomenės sveikatai, socialiniams ir ekonominės valstybės interesams stebėjimas. Į lošimų rinkos stebėsenos sistemą įeina konsultavimasis su lošimų bendrovių asociacijomis per lošimų rinkos koordinavimo tarybą, kuris teigiamą ir veiklą vykdo šio įstatymo, kuris buvo parengtas 45 straipsnio nustatyta tvarka. Nieko panašaus nebuvo padaryta, nes įstatymas buvo nubuksuotas į stalčių gilų. Ir paskutinis 9 lošimų svarbos valstybės ekonomikai ir visuomenės geroviai pripažinimo principas. Valstybė pripažįsta šios ūkinės veiklos priskirtos laisvalaikio ir pramogų paslaugoms svarbą moderniai ekonomikai ir visuomeniai, bei sudaro sąlygas jos tolygiai, saugiai, nuspėjamai, socialiai atsakingai plėtrai, savo ruožtų tikėdamasi ir siekdama užtikrinti, kad šis verslas bus organizuojamas sąžiningu, atsakingu, skaidrių, saugių ir teisėtų būdu ir priemonėmis. Tas nebuvo nieko padaryta, tai tik po daugelio metų, daugiau kaip po 10 metų, pagaliau jau kaip visiškai buvo neįmanoma matyti tą, ką visi matėm, ar ne, pagaliau Finansų ministerija kažką tai ir padarė. Bet labai, tik po stepukonio. Tik po šito atvejo, taip. Vat. Tai yra nedovanotini dalykai, neatleistini dalykai, nes Finansų ministerija yra atsakinga už politikos formavimą, kontrolę, priežiūrą ir visus kitus dalykus. Būtent Finansų ministerija vykdo visus tos dalykus, ne kas kitas, o priežiūros tarnyba. Bet aš prisimenu su priežiūros tarnyba atvejį, kai priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys su, jeigu neklystu, Seimo nariu diskutavo biudžeto finansų komiteto poste Palioniu ir Palionis klausė, tai vat, kaip mes užtikrinsim, kad bus renkamasi tos ar tos paslaugos, ir Daukšys sakė, tai čia nieko valstybė negali daryti. Neva tai valstybė negali kištis į struktūrą, neva tai valstybė negali formuoti paklausos ir kas ką. Matai, kas yra. Pirmiausiai, taip sakydamas, šitas žmogus, konkrečiai vardu Virginijus, pavardę Daukšys, jisai parodė, kad jis iš viso nesupranta galbūt ir funkcijų kartais. Savo vietos nesupranta, nes esmė yra tame, iš to, kas čia pasakyta buvo, principuose politikos lošimų ir loterijų, sakykime, organizavimo, yra akivaizdu, kad valstybė reguliuoja, valstybė stato reikalavimus. Taip, jis nesuprato, kad rinka yra būtent šita rinka, lošimų ir loterijų yra reguliuojama ir kaip valstybė mato, pagal politikos principus, taip jinai ir elgiasi, nustato tam tikrus reikalavimus, kad įgyvendinti šitos politikos principus. Noriu pasakyti visiškai aiškiai ir pakartoti dar kartą, kad visi šitie politikos principai yra paimti iš brandžiausių, didžiausią patirtį turinčių mišrių rinkų. Lietuvos rinka irgi mišri ir ją reguliuoti yra sudėtingiau, žymiai sudėtingiau, kadangi lošimų rūšis skiriasi, o kartais ženkliai skiriasi ir tik suvokdamas, kuo jos skiriasi, tu gali iš principo teisingai sukurti rinką tam, kad
maksimaliai būtų apsaugoti vartotojai, kad valstybė turėtų naudingiausią modelį, kad vartotojai turėtų, kaip sakant, malonumą, daugumą vartotojų, nes suprantama, kad šita veikla turi tam tikrų neigiamų pasiekmių, bet jinai turėtų būti ta rinka taip sureguliuota, kalbu ir apie loterijų rinką, kadangi įdomiausia yra tai, kad loterijos jos eina vienu pavadinimu. Bet porūšių loterijose viduje yra pakankamai daug. Tai kiek yra žinoma, tiražinės loterijos, momentinės loterijos, sportinės loterijos, tai jos skiriasi iš esmės. O kai kurios rūšys, jos yra labai artimos azartinių lošimų, reiškia, rūšim tiesiogiai. Truputį procesas skiriasi, bet iš principiniai dalykai yra tie patys. Šiandien galima konstatuoti pagal turimą tą situaciją, sakykime, probleminę, kur aiškiai matosi, kad tie rizikingiausi lošimai dominuoja rinkoje, absoliučiai dominuoja, ypatingai dėl nuotolinių lošimų plėtros. Ką reiškia rizikingiausi? Kad yra neriboti pagrindiniai parametrai, kaip statymo dydis, vienkartinis, reiškia lošimo vieno ciklo greitis, trumpiausias yra didelis labai, laimėjimo dydis neribotas ir kiti dalykai, jie užtikrina, kad vartotojas tikrai gali per trumpą laiką išleisti pakankamai didelės sumas. Bet suprantant, reiškia, kaip veikia tie skirtumai, tikrai galima rinką padaryti saugią, sakykime, normaliai saugią, taip kaip tie principai, kuriuos perskaičiau ir nustato, ir turėti, sakykime, minimaliai problemų ir maksimaliai naudos iš to. Ir tiesiog, kad užtvirtinti šitos dalykus, aš tiesiog, ką pasakiau, kadangi Lietuvoje vyrauja visiškas, reiškia, mulkinimas ir nesupratimas institucijų, kurios privalo suprasti, tiesiog, sakykime, taip, demonstravimas visiško nesupratimo, nors tie žmonės dirba kas 20 metų, kas 10 metų, pavardžių vardų jo. Tai galėčiau truputį čia iš vienos bylos, reiškia, Europos teisingumo teismo, o iš tikro 2 bylų, kurios buvo apjungtas, tai kad būtų visiems aišku, sujungtos bylos C-45302 ir C-46202, reiškia, generalinės advokatės, jo išvada dar 2004 metų Liepos 8, tai žinom, kas yra generalinis advokatas Europos teisingumo teismo, tai yra pareigybė, advokatų yra 11, Europos teisingumo teismo teisėjų 27, tai rengia sprendimui išvadą. Ir čia truputį ginčio atsiradę yra ir dėl to pacituosiu truputį keletą straipsnių, kurie, kaip sakant, visiškai aiškiai paaiškina tiems, kurie nesupranta arba nenori suprasti esminius dalykus. O jie yra tokie, kad lošimo automatai stovintys viešuose kazino labai skiriasi nuo lošimo automatų pastatytų baruose ir komercinę veiklą vykdančiose lošimo salonuose. Visų pirma, pagal didžiausią statomą sumą, laimėjimo dydį ir pagal statomai sumai tenkantį netgi išmokėto laimėjimo procentinį dydį. Kitaip tariant, skiriasi pagal azartą. Norima pasakyti paprastai, kad kazino yra neribotų šitų visų parametrų įrenginiai eksploatuojami, o būtent kitose vietose, kaip, reiškia, baruose jo komercinę veiklą vykdančiose salonuose, visiškai kas kita. Ir lošimai skiriasi būtent pagal šitos parametrus, kurie, aišku, už kazino ribų yra Mes galim surasti daugybę atvejų, kai mūsų lošimų priežiūros tarnybos ir finansų ministerijos tarnybos žmonės viešai deklaravo, kad visos lošimo rūšys vienodos. Tai mes šitą jau aš bandau ir paaiškinti, tai yra visiškas vedimas, reiškia, į problemas. Tai jie tą ir darė. Kodėl jie tą darė, nežinau. Tai šitą aš jums pasakiau, kad vieni dirba daugiau nei 10 metų, kiti dirba ministerijoje daugiau nei 20
20 metų, bet jiem norėjosi kitaip. O dabar toliau 55 punktas va šitos išvados kalba, kad vis dėlto nacionalinis teismas turi vertinti, ar konkrečių atvejų už viešų kazino ribų eksploatuojami lošimo automatai ir lošimai kortomis yra eiliniam vartotojui palyginamojo naudojimo su lošimo automatais ir lošimais kortomis siūlomais viešuose kazino ir tenkina tą patį poreikį, ar priešingai, jie vienas nuo kito labai skiriasi. Dabar 56 išaiškina. Kuo skiriasi, ne? Išaiškina, jo, turint omenyje, kad visų azartinių lošimų patrauklumą pirmiausiai sudaro jų suteikiama galimybė laimėti, tai kitaip tariant, laimėjimo dydis. Jau jisai suformuoja pasirinkimą. Ir todėl eilinio vartotojo apsisprendimui dalyvauti kitose vienodų principų veikiančiose azartiniuose lošimuose, tai yra lošime kortom ar azartinio lošimo automatu, ypač didelį poveikį daro galimo laimėjimo dydis ir bendra žaidimo rizika. Tai šiandien galiu pasakyti, Lietuvoje yra tai padaryta, jo, visiškai priešingai negu čia rašo. Ir čia ne raketų mokslas, ne šių dienų išradimas, čia yra 20 metų atgalios. 20 metų atgalios, taip, 21 metai. Tai aš prie ko vedu, kad ne tik pagal šitą išvadą yra padaryta pagal rinkų modelius, mišrių rinkų, kur veikia įvairios rūšis, tame tarpe ir lošimo automato skirtingos rūšis, kurios priklauso būtent nuo šitų parametrų. Man atrodo, viskas labai čia gražiai pasakyta ir labai aišku. Dabar yra kitas reikalas, kuris susijęs, sakykime, su pavyzdinė Didžiosios Britanijos rinka, kurioje, reiškia, yra daug, virš 10 įvairių lošimo rūšių, plus loterijos. Ir čia mes matom aiškiausius dalykus, kad, sakykime, skirtingos rūšis moka, reiškia, priklausomai nuo jų va šitų parametrų, o nuo parametrų priklauso našumas ir patrauklumas ir aplamai pajamų gavimas per lošimo vietą, visiškai skirtingus mokesčių dydžius ir taikoma netgi skirtinga apmokestinimo sistema. Tai štai Britanijoje yra 10 lošimų tarifų ir plus 11 yra loterijos. Ir yra ne viena ir ne dvi apmokestinimo skirtingų rūšių sistemos, pradedant nuo fiksuotų ir procentinių tarifų ir baigiant progresiniais mokesčiais, reiškia, tam tikrai lošimų rūšiai. Kazino iš esmės. Jo, ir tai priklauso nuo, sakykime, esminio dalyko, nuo to, kaip įstatymų leidėjas mato rinkos struktūrą. Ko nori, kaip jie nori sudėlioti, ne? Taip, jeigu, pavyzdžiui, reiškia, jie supranta, kad kazino yra rizikingiausia lošimo rūšis, nes tie parametrai yra iš tikro neriboti, automatiškai konkurencijos lygis šitam sektoriui labai mažas, kadangi mažai jų leidžia. Ir tada, reiškia, mokesčiai labai aukšti, arba net progresiniai. Tai dabar noriu tiesiog jums štai ką pasakyti. Sakykime, bingo, kur dėl ydingo reguliavimo Lietuvoje nėra, tai Britanijoje 10% nuo pajamų bendrųjų. Dabar antžeminiai kazino progresinis tarifas nuo 15 iki 50. Kitaip tariant, jeigu tu ten žiauriai daug uždirbi, iš tavęs pusė iš karto. Bet kazino ir yra tas sektorius, nes matom, jeigu atėjo stepukonis pas tave į kazino, ten yra iš tikro leidžiama daug statyti, lošti, reiškia, tą mėnesį, sakykime, ar tuos metus, jeigu turi porą stepukonių, tai tu turi ryškų viršpelnį. Todėl pagal nustatytas žirkles iš tavęs ir daugiau paima. Dabar toliau, kiti sektoriai to padaryti negali, kadangi yra žymiai mažesnis patrauklumas, mažesni statymai. Bingo kauliukų neišmėtėsi už milijoną. Dabar įvairios lažybos yra antžeminės, yra nuo 3 iki 15%, 4 tarifai.
Skirtingi. 4 skirtingi tarifai priklausomai nuo lažybų rūšies. 4, dar kartą kartoju, nuo 3 iki 15. Dabar loterijos yra apmokestinamos 12% mokesčių į biudžetą ir 25% paramai labdarai. Čia kaip pas mus anksčiau buvo. Taip, nuo tiražo, nustatomų sumų. Tai mokamas ne tik tai mokestis, bet ir privalomas tam paramos fondo įnašai. 25% įnašai į fondą, kuris skirtas sportui, kultūrui, paveldui remti. Tai realiai tai paėmus nuo visas mokestinė našta 37. Nuo statomų sumų, ne nuo bendrųjų pajamų. Dabar automatai lošimo priklausomai nuo statymų dydžio 3 tarifai. Reiškia, mašinos, kurių maksimalus statymas 20 pensų, tai yra 24 euro centai pagal kursą, 5%, taip, maksimalus. Mašinos, kurių, reiškia, iki 5, reiškia, svarų sterlingų yra 20%, o mašinos, kur daugiau nei 25%, yra 25%, kur daugiau negu 5 svarai statoma suma. Šitoje vietoje norėčiau pabrėžti, kad be jokios abejonės, kad smulkiais statymais dirbantis lošimo automatai statomi laisvalaikio praleidimo vietose, pradedant barais, kavinėm, biliardinėm, ir mokamas tik 5%, reiškia, tarifas. Nes tai gali nieko ir neuždirbti. Nes mažai, teisingai, bet ir konkurencijos lygis garantuota. Jeigu pažiūrėtumėm kiekybinę prasme, kiek tų įrenginių, tai suprastumėm, kad jų daugiausiai be abejo yra laisvalaikio pavienėse šitą vietose, biliardo klubuose, taip toliau. Dabar kiti, kurių iki 5 svarų, tai salonuose, o treti lošimo namuose. Be jokios abejonės jų yra mažiausiai, nes jie sukelia didžiausią riziką. Ir nuotolinėse lošimuose yra labai įdomus reguliavimas. Čia 23 metais prasidėjo ten visas įstatymo peržiūra ir buvo viešos konsultacijos su visuomenė, su verslu taip toliau. 24 metais po konsultacijų, ten buvo daug visokių raštų siuntinėjimuose, vyriausybė priėmė sprendimą, kuris dabar, jeigu neklystų, įsigalios šį pavasarį, tai yra kovo ir balandžio mėnesiais. Didžioji Britanija uždraudžia bet kokius nuotolinius lošimus, kur statymas didesnis negu 5 svarai. Kitaip tariant, įveda limitą. Tiem suaugusiems, kurie turi virš 25 ir daugiau metų, jie galės statyti 5 svarus ir nedaugiau, vienu statymu. Asmenys nuo 18 iki 24 metų, jiems maksimali riba 2 svarai. Ir tada automatiškai visiems šitiems žaidimams šitas yra nustatymas 21% tarifas. Bet čia įsigalios kovo balandžio mėnesį, ten vyresniems kovą, jaunesniems balandį. Tai čia šitoje vietoje, kodėl vyriausybė, valdžia nustato limitą nuotoliniuose lošimuose? Kokia prasmė čia? Tai ta pati prasmė, kurią aš čia jums aiškinau paskutinės 10 minučių, kad apsaugoti vartotoją nuo didžiulių socialinių problemų ir kad valstybė gautų didžiausią naudą. Dėl to tas viskas yra daroma. Bet palieka tą didesnius statymus kazino, pavyzdžiui. Teisingai. Bet nustato progresinį kazino veiklai. Tai 21%. Bet aš ką noriu dabar pasakyti, reiškia. Tai mes dabar pakalbėjome, žiūrovai išgirdo ir suprato, apie ką kalba eina. Kad kuo, reiškia, lengvesni ir mažiau pavojingi lošimai, tuo jų populiacija yra didesnė, paslaugų suteikiama daugiau ir priešingai, kuo rizikingesni, tuo, reiškia, jų mažiau, reiškia, konkurencija mažesnė ir mokesčiai didesni. Tai vat Lietuvoje Majausko pono pastangom, taip, buvusio komiteto biudžeto finansų pirmininko pastangom, reiškia, padaryta visom lošimų rūšim. Būtent Mykolo Majausko pastangomis specialusis lošimų ir loterijų mokestis 21 metais buvo padidintas nuo 18 iki 20% azartinių lošimų organizatoriams. Tiems patiems lošimo organizatoriams 24 metais tuometinė finansų ministrė Gintarė Skaistė jį dar padidino 2 procentiniais punktais iki 22%. Visiškai prieštarauja civilizuotų normalių rinkų, taip, ne tik reguliavimui. Akivaizdu, žiūrint į palyginimą, taip. Taip, kokios pasiekmes bus, tai aišku, ko buvo siekiama. Čia, reiškia, jis prie pertvarkos dar prilipdė.
O pertvarka, tai čia atskira kalba. 21 metais. Jo, atskira kalba, jo pertvarka. Pas jį buvo viskas padaryta priešingai, reiškia, priešingai jo pertvarkoje buvo padaryta. Kuo mažesnis socialinis pavojus ir kuo mažesnės pinigų plovimo rizikos jo, tuo jo reikalavimai buvo pražūtingesni. Tai jis sugalvojo ten masę reikalų, mes jau šnekėjom, būtent jo pertvarka, taip, jinai dar nesibaigė, tai galiu pasakyti, jinai davė daug antirezultatų, yra baisus darbo vietų jau šiandien praradimai ir po jo, reiškia, pirmų metų, 22 metais masiškai užsidarinėjo lažybų punktai, B kategorijos salonai, būtent tie, kurie žymiai sunkesniai padėti buvo dėl pajamų kritusių ir dėl, reiškia, išlaidų spaudimo, taip, ir jis dar užvanojo, reiškia, dar procentukus ir kaip dabar matome, kad normalioje valstybėje tokiais procentais yra apmokestinami tik patys rizikingiausi neriboti lošimai. Ir reiškia, jisai siekia visom priemonėm ir administraciniam, biurokratiniam ir mokestiniam, kad paprasčiausiai šitos rūšys išnyktų. Tai tolimesnė veikla, reiškia, finansų ministerijos, reiškia, lošimų priežiūros tarnyba rodo ir jis patvirtino, kad jie jį konsultavo, net kartu rengė projektą, rodo, kad galimai labai tikėtina, kad visgi tai yra organizuoti dalykai, ar ne, tik su vienu tikslu. Tiksliniai dalykai, taip, kaip sunaikinti antžeminius, pakartosiu, mažesnės rizikos, mažesnio socialinio pavojaus ir mažesnės rizikos dėl pinigų plovimo, akivaizdžiai mažesnių pajamų per lošimo vietą ar įrenginį, sektorius, operatorius sunaikinti. Toks tikslas jų, jie tą padarė jau. Dabar tik tai laikas, reiškia, ir mes tą matome iš pelningumo rodiklių, taip, tik jie yra neskelbiami pagal porūšės, nes daugelis bendrovių turi ne po vieną, bet po daugiau licenzijų, tai va, tai tą mes turim. Ir priešingai mes matome puikius jų šitos veiklos rezultatus, o rezultatai yra tokie, kad dėl visiškai nesąmoningo reguliavimo, taip, kalbėkim labai konkrečiais skaičiais, sakykim, 2020 metai, ar ne, nuotoliniai lošimai nuo 58,9 milijonų sugeneravo 170 milijonų. Jūs maždaug įsivaizduojat, kas per skaičiai. Tuo pačiu metu antžeminiai lošimai randasi 2016 metų lygyje. Šitą partiją, taip, šitą partiją, jos nariai keli, einanti, kaip aš vadinu, finansų ministrės pareigas, Gintarė Skaistė. Sunku pavadinti tokį žmogų ministru, kadangi jis visiškai nei supratimo, nei sąžinės neturi. Tai esmė tokia yra, dabar eina biudžeto komitete, kaip sakant, narė. Tai įsivaizduokit, reiškia, nuo 19 metų 3 kartus, reiškia, jie didina mokesčius, taip, verslui, kuris nuo 2016 metų sektoriam jo nei gramų pajamos nepaaugo. Dar baisiau, lažybų punktai ant žemės, reiškia, krito dar labiau. Dar labiau, bet mes... Ir jų sumažėjo, pavyzdžiui, lažybų punktų nuo 20 iki 24, nuo 130 sumažėjo iki 86. Tai čia, sakau, yra baisus dalykai, šimtai žmonių dėl šitų konservatorių frakcijos narių sprendimų, visiškai neadekvačių, kaip sakant, padarė paslaugą žmogeliai neteko darbo. Šiandien galima pasakyti, kad čia vos ten per 5 ar 4 metus krito iš tikrųjų darbuotojų skaičius 28% sumažėjo jo šitoj pramoniai. Tai, o Lietuvoje nepaliaujamai nedarbo lygis auga jau 9,3%. Jo, reiškia, vasario 1 dienai nepaliaujamai auga ir esam lyderiai va šito regiono matomai. Dabar noris dar pašnekėti apie loterijas, kurios yra ryškiai globojamos, taip,
monopolinė struktūra, nors niekur nepaskelbta apie tai, tačiau, reiškia, jų pajamos paskutinius eilę metų auga, nepaliaujamai, bet mokesčių jiem niekas nekelia. Nu, vieną kartą pakėlė manęs. Jo, pabandė ten pakelti šiek tiek, bet tas augimas jau seniausiai kartais užklojo, kaip sakant, padidėjusią, reiškia, mokestinę jiems naštą, kas yra, kaip sakant, taip pat visiškai nepateisinama. Tuo labiau, kad jų paslaugos, kaip sakant, sparčiai artėja ne prie ko kito, o prie grinų azartinių lošimų greitųjų. Turiu omeny loterijų, momentinės loterijas, kurių pasiūla yra pakankamai didelė, statymo dydžiai yra nuo 10 ar 20 euro centų net iki 8 eurų. O laimėjimai siekia ir 80 ir daugiau tūkstančių eurų atskiruose žaidimuose, blitz loterijų. Tai mums irgi pasako apie tai, kas vyksta šitoj lošimų paslaugų Lietuvos rinkoje. Aš dar noriu grįžti prie rinkos struktūros. Aš norėjau tik kalbėti apie tai, o jūs norit grįžti. Prašau, užduokit klausimą, aš atsakysiu. Rinkos struktūra daro įvairią įtaką, mes čia kalbėjom, ta prasme, kodėl jinai vienaip ar kitaip, Jungtinė karalystė turi vienokį kitokį modelį, kaip ten skirtingos rūšys dėliojasi. Vienas iš dalykų, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba neseniai pristatė tokį nacionalinį rizikos vertinimą ir ten vėlgi nagrinėjo atskiras pavojingas, pavadinkime taip, arba riziką pinigų plovimui, teroristų finansavimui turinčias veiklos sritis. Bet man kyla klausimas vėlgi, kiek rinkos struktūra ir kaip susijusi rinkos struktūra, atskirų rūšių dominavimas arba jų buvimas, nebuvimas su pinigų plovimo mastu. Kur čia atsiranda ryšys? Turi tiesioginę įtaką. Lygiai taip pat kaip finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos rizikos vertinimai ir, reiškia, atskirų lošimo ir loterijų rūšių, būtent, reiškia, priskirimas prie grėsmių tam tikrų, prie pažeidžiamumo ir koks bendras jų vertinimas, tas turi įtakos į rinkos struktūrą, taip kaip jie vertina, taip, o iš kitos pusės pati rinkos struktūra turi į pinigų plovimo. Dėl to atsiranda rizika. Jo, tai aš atsakau jums paprastai. Ir tą mes matom, nes gyvenimas patvirtino, tik gaila, kad labai neigiamai. Reiškia. Tai akivaizdu, kad, reiškia, rizikingiausi socialinė prasme, kai žmogus iš tikro gali pralošti didelės sumas pakankamai per trumpą laiką. Tai šitą mes matėm, kaip Lietuvoje per 6 metus vienas žmogus, reiškia, pralaimėjo ten daugiau nei 6 milijonus, jo Estijos Respublikoje tas pats pilietis sugebėjo jau per 3 metus, per dvigubai mažesnį laiką išleisti virš 30 milijonų eurų. Tai tas mums aiškiai indikuoja, kad tik tai lošimo namų industrijoje ir, reiškia, nuotoliniuose lošimuose, kur dominuoja absoliučiai ir tą rodo statistika, kad, pavyzdžiui, A kategorijos automatai visoje rinkoje lošimų užima net 51%. Tai liudija akivaizdų dalyką, kad pusė, reiškia, statymų tik tai per automatus A kategorijos vykdomi statymai. Tai akivaizdu, didžiuliai srautai, didžiuliai laimėjimai, didžiuliai pralaimėjimai ir visa šita sudaro milžinišką pavojų ir pinigų plovimo prevencijai. Tai truputį tas pats galiotų, drąsiai galiu teikti ir momentiniam loterijom. Realiai momentiniam loterijom, kurios, kaip sakant, Lietuvoje pavadintos blitz, suprask, greitos. Tai galiu pasakyti, 8 eurai statymas yra rimta suma. Taip, ten yra variantų net ir 20 eurų, jeigu neklystu. Gali būti, gal ir 20. Tai noriu pasakyti, iš savų pinigų tai yra rimta suma, procesai vyksta pakankamai greitai, azartas milžiniškas, nes siūlomi didžiuliai laimėjimai, taip, ir greitai. Tai akivaizdu. Tai dabar, reiškia, įdomybė yra ta,
kad jų priskyrimas, kad visi yra vienodai vidutiniai, FNTT vidutiniai, taip, vidutiniai ir išskyrus lažybas ir nuotolinius lošimus yra iš tikrųjų truputį kritikuotini, nes gyvenimas rodo visai ką kitą. Dabar kitas dalykas, jūs aplamai apie rinkos struktūrą. Tai jeigu tu išmanai, supranti tos ypatumus, žinai, ko tu sieki konkrečiai, tai mes matom, kaip Britanijoje, visiškai priešingai negu Lietuvoje ir ne tik Britanijoje, ir kitose valstybėse, kuriuose yra mišri rinka, kur veikia daug rūšių, o tokia rinka yra ir Lietuva, kuri šita rinka yra greunama, va tokių Majauskų ir panašių asmenų, taip, kažkodėl tai gavosi, kad būtent konservatoriai to užsiėmė labai stipriai, nors jokiam programiniuose nuostatuose tokių dalykų numatyta konservatorių nebuvo nei vyriausybės, nei partijos, nei kitų dalykų. Jie atsirado eigoj, tai galima drąsiai pasakyti, kad jie labai stipriai padėjo tam, kad atsitiktų tokie dalykai, kurie žinomi turbūt ne tik Lietuvoje, bet ko gero ir visam pasauliu. Vienas stambesnių atvejų, taip. Ir tie pavyzdžiai, kurie buvo įmami Lietuvos finansų ministerijos, iš Estijos, ten dar, tas akivaizdu visiškai subliūško. Ir tai yra visiškai aišku, neėmė, niekam netiko europiniai geriausi, niekaip netiko jiem, jie žiūrėjo ten, kur rizikingiausia, tai reikia suprasti, kad šitoj vietoj rinką reguliavo tretieji asmenys. Jie dar kol kas ir šiandien reguliuoja tie asmenys, be jokios abejonės, nes valstybė taip elgtis, kaip elgėsi, reiškia, šitos institucijos, jo ir atskiri asmenys, kurie atsirado tam tikrose institucijose, kaip sakant, tam tikrom aplinkybėm, kurios turėtų būti nagrinėtinos, yra rimti, labai rimti. Nes šiandien, tą, ką aš įvardėjau, tie dalykai iškylo prieš porą dienų, pavadinkim, buhalterių, kuris irgi ten pasisavinęs iš dviejų jo aptarnaujamų įmonių 1,7 milijonų išleido, reiškia, lošimuose. Galime, mes nežinom kuriuose, bet akivaizdu, kad tai bus neribotose lošimuose, visiškai akivaizdu, kad tai, kas vyksta, yra apversta aukštyn kojom ir tai yra absoliučiai netoleruotina. Todėl mes iš tikrųjų dėl tų įvykių, asmenų, kurie nenori lošti, taip toliau, jie ten rašo, čia taip pat paaugo 4 kartus tas skaičius. Tai nereiškia, kad tie žmonės ten kažkokie ligoniai nesveiki ar panašiai, tai tiesiog rodo dalyką tokį požiūrį, reiškia, į verslą, galbūt tą realią tokią situaciją iš to požiūrio išeinančio, kad jie ir bijo lošti. Tai akivaizdu, jeigu, kaip sakant, dominuoja rinkoje, o rinkoje nuotoliniai lošimai, kuriuose, kaip minėjau, dominuoja kazino lošimai ir lažybos, taip, 51 ir 22 atitinkamai procentų, tai akivaizdu, kad žmonėm pateikiama ne laisvalaikio jau pasiūla, o tai yra akivaizdžiai praturtėjimo reikalai, dominuoja aiškiai. Signalas, taip, kad tai yra jau ydingi reikalai, taip elgtis negalima. Tai dabar finansų ministerija, siekdama išsaugoti va šitą dominavimą ir būtent šitų rūšių patrauklumą, kaip minėjau, dėl laimėjimo maksimalaus, dėl statymo maksimalaus, dėl laimėjimo fondo didžiulio išmokėjimo, tas sudaro patrauklumą ir vartotojas dažniausiai renkasi rizikingiausią tą rūšį su didžiausiu laimėjimu ir su didžiulė rizika. Mes ir matom rezultatus. Vat diagramą šitą, jūs turbūt įdėsite, jo, šauna į viršų beprotiškai ir tuo pačiu metu šauna į viršų beprotiškai prašymų neleisti lošti. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu tą automatėlį ten leidžia, reiškia, eksploatuoti bare kažkokiam biliardiniai, ten priežiūra minimali iš tikrųjų. 20 centų. Tai yra grinai laisvalaikio reikalas, tai čia labai labai blogai. Ir smulkus verslas dirba, čia žiauriai blogai, žiauriai, bet už tai labai gerai, kai yra taip, kaip jie bando dabar jau įvairiom priemonėm pasiekti. Tai tikrai kelia tam tikrų, kaip sakant, klausimų konservatorių
šitai frakcijai buvusiai, taip ir partijai, nes esmė yra tame, kad jie labai, sakau, daug prisidėjo prie šitų dalykų ir pasipylė, kaip sakant, į paviršių išlindo tas, kas ir turėjo išlysti. Reiškia, krūva reikalų, kriminalinių reikalų išlindo, taip, ir socialinių reikalų išlindo. Tai ir viskas, Tai aš prie ko vedu, kad, sukurta Lietuvoje ydinga rinka. Todėl reikėtų iš tikro pradėti nuo politikos principų, ne nuo draudimų, bet nuo politikos principų, kurie būtų numatyti iš tikrųjų, negriaunant, nedraudžiant per daug. Sudėlioti rinką, kurioje tikrai vartotojas būtų būtent dėl civilizuotų dalykų, apsaugotas, bet galėtų naudotis paslaugom. Ir viskas, tam tikrom paslaugom. Tai kitaip tariant, agresyviausių lošimų pasiūla turi būti ženkliai sumažinta, o gal net ir uždrausta. Sukoncentruotai. O gal net ir uždrausta. Suprantat, gal net ir uždrausta. Nes, pavyzdžiui, Vokietijoje, kuri priėmė 20 metais į paskutinę, ko gero, Europoje, dar linko Prancūzijos kazino, kur, reiškia, jie nenori tų nuotolinių lošimų kazino, jie nori, kad ant žemės jie būtų. Tai štai Vokietijos vyriausybė parengė ir Bundestagas priėmė 20 metais vieningą nuotolinių lošimų, reiškia, įstatymą. Visom žemėm apibendrintą, unifikuotą įstatymą, įkūrė priežiūros instituciją, į kurią deleguoti buvo žmonės iš visų žemių. Esmė tai paprasčiausia, kazino paslaugos uždraustos Vokietijoje yra. Leido tik tai su apribotais parametrais automatus. Tai yra, reiškia, iki 1 euro statymas, ciklas trumpiausias 5 sekundės ir dar mėnesinis limitas iki 1000 eurų. Vienam vartotojui, taip, visuose, reiškia, operatoriuose 1000 euriukų. Vat ir viskas. Tai stalai uždrausti Vokietijoje. Stalo lošimai internetu, taip, uždrausti. Ir krūvelė ten dar įvairių reikalavimų. Kalbu dėl to, kad pas mus, kai buvo priiminėjama 15 metais nuotolinių lošimų įstatymas, buvo aiškiai meluojama, nuskubama, kad reikia kuo skubiau padaryti, nes esam jau paskutiniai. Bet paaiškėjo, kad tikrai ne paskutiniai, kai tokios valstybės didžiulės, jos tik tai priėmė žymiai vėliau. Ten Vokietijoje buvo keliose žemėse leidžiama lažybos. Kazino nebuvo leidžiama ir dabar jie faktiškai perėjo. Dabar dar įdomus labai momentas. Būtent įvertinus tų parametrų imtinai ir laimėjimo fondo įtaką į vartotojo pasirinkimą, Vokietijoje buvo nuspręsta mokesčius imti nuo statomų sumų nuotoliniuose, ne nuo bendrųjų pajamų, taip, nuo statomų sumų. Kokių tikslų? O tikslas buvo toks, kad paėmus atitinkamą mokestį, jis buvo nustatytas 5,3% nuo statomų sumų, tam, kad nuotoliniai lošimai nebūtų tokie patrauklus. Kitaip tariant, jeigu tu imi 5,3, reiškia jau lieka 94,7. Tai jau akivaizdu, kad laimėjimo išmokėjimo fondas bus mažesnis kaip 90. Šiai dienai, jeigu jūs pasižiūrėtumėt Lietuvos nuotolinių lošimų, pasižiūrėtumėt išmokėjimo fondą laimėjimų, tai jūs gautumėt virš 92%. Jo, ten, mes kaip tik galim parodyti 94%, 95%. Tai čia atskirų lošimo jau įrenginių rūšių, konkrečiai A kategorijos automatai. Tai esmė yra tame, kad, reiškia, turint tokį galingą didžiulį išmokėjimo koeficientą, šitą rūšys įgyja ir plus dar neribotus statymus, laimėjimus, milžinišką greitį, įsigyja visiškai, su juo konkuruoti niekas negali. Visiškai negali. Ir mes dabar paimam ir pasižiūrim,
kas vyksta, reiškia, kitose rūšyse. Tai akivaizdu, kad, reiškia, pavyzdžiui, ant žeminiuose B kategorijos lošimuose 83, kažkiek procento, tik tai, reiškia, jis jau vartotojų jau netoks patrauklus. Jeigu čia tau moka virš 90%, tu gali laimėti ir vartotojas tą jaučia. Ir kitose sektoriuose ant žeminiuose žymiai mažesnis išmokėjimo koeficientas dėl paprasto dalyko. Vartotojų lošimų organizatoriui turi likti daugiau pinigų, kadangi jis turi padengti kažkaip kaštus. Tai dabar Majauskai užsiėmę buvo tuo, reiškia, ir Skaistės jo, kad visiškai uždaužyti žemę per kaštus ir nebegalėtų dirbti ir turėtų sustabdyti veiklą. Plus, kaip minėjau, Majausko vadinama pertvarka, ją reikėtų dėlioti labai detaliai, kiekvieną jos aspektą. Būtų paaiškinta atsakingiem žmonėm, kas ką reiškia, būtent šitam pertvarkos projekte. Tai reiškia ant žeminių lengvųjų lošimų pabaigą. Pasakau šiandien tiesiai, pabaiga. Iš esmės rinkos struktūros dalies išplėtimo. Taip. Ir su tuo yra susiję vietų uždarimai, ir su tuo susiję milžiniški darbuotojų atleidimai ir augantis nedarbo lygiai, tai lošimai prisidėjo prie to taip pat. Tai yra skandalinga. Tai, kas vyksta šitoje ekonominėje veikloje, jos reguliavime, yra absoliučiai skandalinga. Taip. Dabar toliau, kaip tie procesai čia Lietuvoje sukasi, tai jie sukasi labai paprastai, reiškia, su tavim nekalbama 2 minutės ir čia vadinasi jau diskusija, konsultacija. Čia jūs turite omeny parlamentinį. Jo, reikia turėti omeny, kad tu turi reikalų su žmonėm, kurie visiškai nesuvokia esmės. Jau apie detalės aplamai. Esmės jie nesuvokia. Būtent, reiškia, sprendimų priėmėjai. Tai yra katastrofa. Dabar aš norėčiau grįžti dar prie nuotolinių lošimų, kas yra, nebaigiam kalbos. Tai dabar, kadangi, kaip sakiau, visi šitie parametrai, jie sudaro puikias galimybės vartotojų išleisti maksimaliai daug, o lošimų organizatoriam, kurie užvaldė rinką, yra taip, milžiniškus viršpelnius turėti, tai tą mes ir matom, jie jos ir turi. Kaip ta rinka buvo suformuota, tai mes irgi žinom, 2010-2011 metai, kai dar valstybinė lošimų priežiūros komisija užtvirtino reglamentus 4 lažybų bendrovėm, kurios be konkurencijos darbavosi iki pat legalizavimo nuotolinių lošimų. Šitos bendrovės įsitvirtino. 2013 m. gegužės 2 dieną Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmė nutartį byloje, kurią iškėlė generalinė prokuratūra, prašydama panaikinti keletą tuometinės valstybinės lošimų priežiūros komisijos patvirtintų reglamentų. Byloje buvo nagrinėjamas klausimas dėl galimybės lažybas organizuoti nuotoliniu būdu. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, priėmė sprendimą, jog sutinka su ankstesnio pirmosios instancijos teismo padaryta galutinė išvada, jog uždarosios akcinės bendrovės Baltic.bet reglamento nuostatos, nustatančios galimybę organizuoti lažybas internetu ar telefonu, įstatymo, tai yra azartinių lošimų įstatymo taikymo požiūriu, yra neteisėtas. Tai buvo suprasta ir rinka tai vertino kaip taikytama sprendimą visai rinkai. Visiems lažybų organizatoriams. Tai va šitos bendrovės jos įgavo dominuojančią padėtį, kadangi dirbo be konkurencijos ir finale jos dominuoja ir šiandien. Tai va, tai ryšium su tuo mes ir matom tą situaciją, kaip viena kita trečia bendrovė turi tikrai pakankamai reikšmingus viršpelnius ir sektorius aiškiausiai dominuojantis lošimų rinkoje. Tai pavyzdžiui, tai maždaug palyginama taip. Jeigu būtų alkoholio parduotuvėje 8 buteliai spirito, tiesiog toks reikalavimas, 8 buteliai spirito ir 2 buteliai vyno. Vat ant lentynų taip sudėta ir vartotojai turėtų rinktis. Akivaizdu, kad už prieinamą kainą jie rinktųsi spiritą ir, kaip sakant, labai džiaugtųsi. Kuom tas baigtųsi, tai mes žinom, bet esmė yra kitame, kad lošimuose būtent taip ir yra.
kad reiškia 83% statomose sumose užima, tai reiškia vartojime pačiam. Čia jau pasirinkimas vadinasi, vartojime užima nuotoliniai lošimai, kuriuose dominuoja, kaip sakiau, rizikingiausios rūšis pačiose, nes jeigu pasakysiu, sunkiai patikės, 0,87% tai užima ribotų statymų. 0,87 per kavyną. 0,87 užima B kategoriją, kai A kategorija užima 51%. Vartojime, turiu omeny, ne bendrose pajamose vartojime. Tai čia indikuoja labai aiškiai, kas čia vyksta. Vat. Tai 83, o likę, reiškia 16, ten užima ne kas kitas, o žeminiai lošimai. Tai dabar žiūrėkit, kas toliau vyksta. Kad Majauskas per pertvarką numatė taip, kad, reiškia, ten 2% su trupučiu turintis lažybų punktai ir 7% visos rinkos turintis, reiškia, antžeminiai B kategorijos jo ir panašiai ten turintis kazino jo, jie turi kreiptis kas 5 metus į miestų tarybą jo, kad gauti sutikimą veiklai. Jūs įsivaizduokit, kas čia dedasi. Reiškia, 83% nedaro jokios pagados, reiškia, Lietuvoje, jokios, jiems nieko nereikia, nieko. O čia kas 5 metus vaikščiok pas jos, reiškia, ir prašyk pas žmonės, kurie supratimo net neturi. Ir nors kiek kažkokių duomenų, apie kurios kalbėt turėtų principai politikos jo, kaip turėtų, tai šito irgi nėra. Tai noriu pasakyti, viskas yra daroma labai aiškiai ir tai labai panašu, kad stengiamasi kažkieno tai ar praradę laiką kažkokį, ar kažką, nori paimti kažkieno tai pinigėlį, tiesiog, kad įeiti į rinką. Akivaizdu, kad nuotoliniu. Čia jau akivaizdu, kad nuotoliniu. Ten buvo, Majauskas tiesiogiai sakė, reikia liberalizuoti, atverti rinką, įleisti naujus žaidėjus. Tai... Sakau, su Majausku čia pusė laidos būtų, bet, reiškia, man atrodo, kad tie aiškinimai baigtis turėtų būti prieita prie priemonių jau. Prie tam tikrų sprendimų, kurie jau priemonės numatytų, bet ne įstatymų, o parlamentinio tyrimo. 1951 metais Jungtinėse Amerikos valstijose atsitiko labai panašus dalykas kaip Lietuvoje, lošimo namuose, kaip dabar Lietuvoje nuotoliniuose lošimuose atsitiko, buvo plaunami dideli pinigai. Amerikietiškas stepukonis. Amerikietiški stepukoniai, jo, bet tas buvo daroma kartu su priežiūros institucija, reiškia, vyriausybinė organizacija. Tai štai. Tai gal ir Lietuvoje? Tai kol kas nepaneigta. Tai tyrimas net nepradėtas. Tai aš prie ko vedu, buvo parlamentinis Kefauverio senatoriaus vadovaujamas, reiškia, tyrimas 51 metų ir, kaip sakant, po to įvyko labai reikšmingų dalykų, kadangi kažkas sėdo ir iš kontroliuojančios institucijos ir kardinaliai buvo pakeista, reiškia, rinkos priežiūra, rinkos organizavimas, taip toliau. Bet įdomiausiai tai yra tai, kad buvo svarstomas klausimas dėl azartinių lošimų uždraudimo Jungtinėse Amerikos valstijose. Visiškas azartinių lošimų uždraudimas, bet visgi buvo prieita išvados, kad yra ir naudos. Tada, reiškia, visiškai pakeitė, reiškia, priežiūros kontrolės reguliavimo institucija, kolegiali nepriklausoma, reiškia, komisija ir nuo to kilo lošimų komisijos modelis, kuris atsirado, sakykim, tokiose biškai anglosaksiškose valstybėse, kaip Jungtinė karalystė, Europoje, Australija, Kanadoje nežinau tiksliai ar komisija, bet Olandijos lošimų komisija taip pat. Jų nėra daug, bet tai užtikrina iš tikrųjų, ką mes dabar kalbam, multispecialybių darbuotojai, komisijos nariai, kuruojantis kompleksiškai, taip, nes jau akivaizdu, tą, ką mes matom, šitą ekonominę veiklą turi
įvairių aspektų, ir ekonomika, ir finansai, ir sveikata, ir socialiniai reikalai, ir pinigų plovimas. Pagal šitą turėtų būti, reiškia, suformuota komisija. Va, tai Lietuva tokią komisiją turėjo, bet ir vėlgi konservatoriam nepatiko, reiškia, tie 6 nariai. Ir jiem labai norėjosi, reiškia, ją likviduoti į vieno direktoriaus. Ta jie ir padarė 8-12 metų kadencijoje. 490 000 litų tie 6 žmonės kainavo, reiškia, jiem tai jie, kad sutaupyti. Jie per Saulėlydžio komisiją yra jų sprendimai. Projektą rengė ta pati finansų ministerija. Komisija buvo, reiškia, reformuota į tarnybą, kurios, reiškia, veiklą mes dabar matom. Niekas nei patvirtino, nei paneigė, kad ar kartais nesu jos žinia, va, tokios operacijos vyko. Būtų sunku nematyti, jeigu pažiūrėtume. Ką mes iš tikro, bet kad kontrolės nebūta, tai čia jau ne 100, o žymiai daugiau procentų. Kontrolės nebūta, tas yra akivaizdu, kad buvo daroma pastoviai labai galinga įtaka į sprendimų priėmėjus su savo konsultacijom. Tas irgi, nes jūs visiškai prieštaravo tam, ką šiandien mes, jūs ir aš pateikėm, taip, visiškai prieštaravo. Reiškia, jie turėjo tam tikrą, reiškia, pavadinkim švelniai požiūrį, o iš tikro turbūt ir tikslą. Labai įdomu atsiradimo šitų kelių asmenų, kurie pastoviai dalyvaudavo sprendimų priėmėjų posėdžiuose. Yra taip vienareikšmiškai, kad jeigu aš po truputį nešu pinigus ir pralošinėju, o kazino, reiškia, greitai pralošiu, tai, ta prasme, dažnu atveju skirtumo nėra šitam dėl prasilošimo. Seimo biudžeto finansų komitetas. Mackevič, ten Daukšys, tai visiškai priešingai viskas buvo daroma, dėl to mes ir turim rezultatus. Kitaip tariant, kad šitie žmonės jų pagalba, reiškia, kadangi patvirtino, netgi privatus pokalbis su Justu Džiugeliu, ar ne, patvirtino, kad jie darė net įtaką, kad pakeltą amžiaus kartelę iki 21 metų, kur ribotose lošimuose Europoje nėra niekur. Tai jie, matot, kaip įdomiai jie veikia. Reiškia, išlaidos vartotojų nežmoniškai augo, išlaidos augo būtent keliose sektoriuose, tai yra loterijose, taip, kurios, kaip minėjau, visiškai priartėjo prie lošimų, taip, politikos principų ten nerasta, ko iš vis Lietuva nori iš loterijų privačiam, reiškia, verslui. Visi turbūt galvoja, kad loterijos yra kas? Valstybės, ne? Olimpinis, visi supranta, kad valstybės, bet čia yra visiškai privatus reikalai, be konkurso, be nieko atidavė verslą, kuris generuoja pajamas į biudžetą. Tai yra valstybės įrankis surinkimui. Reiškia, tai jie visiškai atidavė, ar ne, ir ta veikla iš tikro vyksta labai įdomiai, čia tikrai didelio pokalbio, reiškia, tema, bet aš ką noriu pasakyti, mes kreipėmės ten konservatorių valdymo metu, ten 22 metų balandyje, absoliučiai nieko nedarė, reiškia, nereagavo nei kiek, tai būkim, reiškia, teisingi ir pasakykim paprastą dalyką. Tai jie nieko nenorėjo daryti, nes jeigu jie norėtų nors kažką tai daugiau, ar ne, tai jie būtų pakvietę pokalbiui, pasikalbėti. Apie mūsų bendradarbiavimą su biudžeto ir finansų komitetu mes esam gavę įdomų raštą, kurie kalba būtent, kuri institucija atsakinga už ką, ne? Galvojant apie lošimų priežiūros tarnybos statusą, jie rašo. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijai yra pavesta formuoti valstybės politiką finansų rinkų ir finansinių paslaugų srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. Ir čia šitoje vietoje man tada kyla, ir čia paskui jie ten ginasi, kad jau pats komitetas čia jokių iniciatyvų pas nesiims, taip toliau. Bandau prisiminti, kada finansų ministerijos žmonės turėjo kažkokią nuoseklę, tokią kryptingą savo iniciatyvą. Priešingai, jeigu tik tai kokia diskusija Seime, iš esmės vėlgi ateina tas pats lošimų priežiūros tarnybos direktorius, Virginijus Daukšys, ar ten kažkuris iš jo pavaduotojų, ir jie formuoja nuostatą. Reikia daryti taip, reikia daryti taip. Tai va čia šitoje vietoje tas klausimas apie lošimų priežiūros tarnybos, kaip čia, įgalumą daryti funkcijas, kurie jai net ir nepavesta, biudžeto finansų komitetas tiesiai pasako. Valstybės politiką formuoti turi ministerija. Ministerijoje ką mes turim? Vieną poskyriaus vadovę, vedėją.
teoriškai viceministrą, kuris yra atsakingas, tačiau jo suvokimas vėlgi šitoje srityje yra žemiau kritikos ribų. Klausimas yra, kaip šitoje vietoje tada turėtų elgtis tikslo siekianti valstybė, kaip Seimas turėtų organizuoti viešo intereso vardan, kad būtų valstybės interesas užtikrinamas, tai va tada iš tiesų tas nepriklausomas kolegialus modelis ir galėtų būti sprendimas. Nes šitoje vietoje tada kolegialumas prieš vienas asmeniškumą, kur vienas direktorius, kur tarkim 7 atskirų sričių profesionalai. Politinė priklausomybė čia yra atskiras klausimas. Aš bandau prisiminti atvejį, kada nors, kad lošimų priežiūros tarnyba turėtų kitokią poziciją negu finansų ministerija. Ir aš neprisimenu. Vienintelio atveju, kai tai buvo nutikę, tai buvo skirtinga pozicija dėl lažybų išimties reklamai. Bet ir tai, lažybų išimti reklamai nustatė vyriausybė be ministerijos žinios, o kai lošimų priežiūros tarnyba sakė, kad nereikia čia jokių išimčių. Vėlgi ta pati, kad visos rūšys vienodos, pjaukiam vienodai. Politinės priklausomybės klausimas yra dar vienas konkretus pavyzdys, kaip lošimų priežiūros tarnybos atveju mes turim problemą. Nes tiesiog tas neveikia. Aš jau nekalbu apie ekspertinės kompetencijos centrą, nes ir pastaruoju metu čia buvo, pavyzdžiui, Seime priklausomybių prevencijos komisijos posėdis, kur akivaizdu buvo, kad akademikai, net ir sveikatos sektoriaus žmonės turi visiškai skirtingą požiūrį į priklausomybę gydymą, į socialinių problemų atsirandančių dėl lošimų tvarkymą, negu tos pačios lošimų priežiūros tarnybos žmonės. Paradoksalu, tačiau Lietuvoje, jeigu neklystu, mes turim 116 ar kažkiek psichinės pagalbos centrų, kur teikia pagalbą. Tuo tarpu lošimų priežiūros tarnyba iš esmės neturi jokio ryšio, jos tas kaupiami prašymai neleisti lošti. Vėlgi nėra nei kiek mediciniškai patikrinami, apdorojami ir palikta viskas savygai. Čia reikėtų išsukurti kažkokį tai dviratį išrasti. Priešingai, Lietuvoje mes turim tą pačią VERT, tą pačią ryšių reguliavimo tarnybą, energetikos srityje, ryšiuose. Tas nepriklausomas modelis veikia. Norisi suvokti, neseniai mes turėjom tokį teltonikos istoriją. Atrodytų, skirtingos institucijos galėjo imtis iniciatyvos, galėjo tvarkyti klausimą. Rezultate, investicija sugriuvo, planai neįgyvendinti. Ar čia nebus ta pati problema, kad, būtent kai institucija yra pavaldi, kai jinai yra priklausoma, jinai tiesiog neturi valios siekti rezultatą. Aš ir klausiu, ar nepriklausomas modelis leistų grįžti prie valstybės principų, politikos principų, grįžti prie apskritai rinkos struktūros klausimų. Nes dabar panašu tai, kad valstybėje mes neturim nei žmogaus, nei įstaigos, kuriai rūpėtų principai, kuriai rūpėtų rinkos situacija. Arba bent jau tie klausimai kažkur nustumti į nežinia kelintą eilę. Norėčiau visgi jums atsakydamas jūsų klausimą grįžti daugiau nei 20 metų atgal į azartinių lošimų legalizavimo laikus, kai 2001 metais jie buvo legalizuoti ir jeigu tu supranti ir gilinėsi į esmę, tai tu matai, kad viskas buvo padaryta, kad apriboti rinkos dalyvių skaičių maksimaliai, tam buvo nustatyti visiškai nepagristi milžiniško dydžio, įstatiniai kapitalai, kad negalėtų privalomai, taip, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, neribotų lošimų buvo numatyti tik įrenginiai. Tai čia antras dalykas, ir lošimo automatų salonuose, ir lošimo namuose. Tai jeigu taip kalbėti paprastai, pirma dalis buvo skirta mažinti konkurenciją, o antra, esant nedideliai konkurencijai, taip, su maksimaliais parametrais įranga, kad maksimalias pajamas gautų tie keli operatoriai, kurie turėjo ir galėjo dalyvauti toje rinkoje. Tai buvo formuojamas korupcinis modelis nuo pat pirmos dienos. Kažkam to labai reikėjo, kad negalėtų dalyvauti smulkesnis verslas, apie smulkų kalbos nebuvo. Tuo pat metu buvo puikiausių pavyzdžių iš Europos brandžiausių rinkų, ar ne? Bet jie buvo niekam nereikalingi. O vedu prie to, prie šių dienų, kad tas pats atsikartoja vėl. Tik tai jau su nuotoliniu pagalba ir dar pasijungia yra biški kitų dar asmenų. Ir va tokios pertvarkos konservatorių buvusio jau dabar Majausko ir kitų, jie viską daro,
kad būtent suformuoti tokią rinką su minimaliais, reiškia, operatorių skaičiais, maksimaliu, reiškia, spaudimu į vartotoją, taip, o tie visi lengvieji, ten kažkoks smulkesnis, kad jo ir kvapo nebūtų. Tai šiandien yra visiškai akivaizdu ir aišku, kad jokia ten, mano galva, ministerija, ten kelios moteris, dvi, viena, kaip pats minėjai, vedėja poskyrio, o kita grinai techninis darbuotojas, jos kūrė politiką ir visą kitą ir kontroliuoja. Su visa pagarba. Su visa pagarba tas ir jau tikrai negalioja. Antras dalykas, besikeičiantis pastoviai ministrai, viceministrai, taip, kalbėkim taip, kaip yra. Ir šitie asmenys absoliučiai nieko nesuvokia šitoj srity, o vadovaujasi gal žiniasklaidos kažkokiais pranešimais ir taip toliau. Tai žiniasklaidos įtaka milžiniška. Ar kalbėt, ar nekalbėt apie problemas. Tai dabar jau kokie 7 ar 6 metai, tas labai koreliuoja su nuotoliniu lošimu ir su loterijų, reiškia, verslais, kurie labai daug, reiškia, investuoja į reklamą per žiniasklaidos priemonės. Tai žiniasklaidos priemonės, kaip sakant, elgiasi tikrai nepluralistiškai, taip, jos iš vis nedalyvauja šitų klausimų nagrinėjime ir diskusijai, sakykim taip, tik tai konstatuoja faktus, kas vyko, įvyko, viskas. Daugiau analitinių jokių dalykų ten nėra. Kritiško vertinimo. Dabar aš jums pasakysiu tokį dalyką. Reiškia, pirmą dešimtmetį 2002 metais, tarp kitko Lietuvos socialdemokratų partijos ir kitų partijų tuometinės koalicijos pastangomis buvo pakeistas įstatymas, buvo padaryta mišri rinka, buvo leisti B kategorijos automatai vietoj A kategorijos salonuose, taip, ir tas absoliučiai pasitvirtino. Ir jeigu mes žiūrėsim rodiklius, kokie yra šiandien ir kokie buvo tada, jo iki 16 metų, tas absoliučiai, kaip sakant, tvarkoja. Skiriasi milžiniškai skaičiais, reiškia, vartotojai nevartojo tiek tų paslaugų, galiu pasakyti, kaip atrodo. Tai jeigu tuo metu vartojimas, statomos sumos buvo antžeminiuose lošimuose 787 milijonų, reiškia, ribose ir pajamos buvo su loterijom ten kažkur apie 75 milijonus bendrųjų pajamų, tai šiandien mes turim bendrųjų pajamų virš 300 milijonų kartu su loterijom, taip, ir virš 2,6 milijardo, reiškia, vartojimas, statomos sumos rizikai. Tai yra 2 milijardais, reiškia, nuo 16 metų statomos sumos paaugo ir bendrosios pajamos 4 kartus. Daugiau negu 4 kartus. Kieno sąskaita? Kieno sąskaita? Tai ką noriu dabar jums pasakyti. Jeigu jūs pasižiūrėsit, kaip elgėsi žiniasklaida tada ir kaip elgėsi dabar, tai turbūt pamenat, kiek dusgymo buvo. Net arkivyskupas per laisvės kovotojų, reiškia, apdovanojimo įteikimą 2013 metai, jis šoko prieš, reiškia, smulkų verslą, prieš galimybę jam dirbti, kad leis laisvalaikio vietose pastatyti kažkokius B automatukus, ten su pusę euro ar ten 0,3 to statymų. Dabar gali 100 eurų statyti. Bet vyskupo balsą nesigirdi. Vyskupo nei kvapo nėra, Sigito Tamkevičiaus, bet jis giesmės gieda 15 minučių, dar nors jau 86 metai, kaip sakant, emeritas, visa kita, ir daugiau tų visų veikėjų ten, kurie bėgdavo į tribūną, kai problemų iš tikro nebuvo, temdavo asmenys kažkokius su kaukėm ten, su kažkokiu atskirų atvejų visada buvo. Tai temdavo ten kas, kaip ten, nieks neaišku. Svarbu sudaryti neigiamą foną ir kad jokių reformų nebūtų. Kitaip tariant, kad smulkus verslas nedalyvautų. Tu minėjai apie Paukštį, reiškia, kaip sakant, parėmė Nausėdą, ar ne? Ir gavo per galvą. Jis iš principo, nuo konservatorių, taip, aš irgi parėmiau Nausėdą, 19 metais. Jo, tik pinigų nedaviau skirtingai negu jisai. Organizuota viskas buvo, rinkimų kampanija, atėjo žmonės, jis pats atėjo ir tikrai dirbo su įmonėm, matomai, didelėm įmonėm. Tuo metu mes turėjom apie
500 darbuotojų. Taip pat, kaip sakant, ne pinigais, bet tiesiog bendravimu su žmonėm rezultatas buvo. Bet jeigu pažiūrėt, kiek jisai, kaip sakant, išbuvo dabar valdžioje ir pažiūrėt, kaip atrodo, reiškia, mūsų reikalai, tai galiu pasakyti, kad jam vadovaujant mes praradom apie 300% darbuotojų. Norėjom irgi gamybą kaip paukštys daryti, surinkinėti automatus, bet tam reikėjo rinkos, visi rodikliai rodė, kad tikrai galima tą daryti, padvigubinti jų skaičių su ribotais nedidelių parametrų ir duoti smulkiam verslui dirbti, bet pagalba kunigų, vienkartinė pagalba, reiškia kunigų konkrečiai, Tamkevičiaus, arkivyskupo tuometinio, ar ne, sureikšmintas reikalas ir kiti bėgo ten į tribūną. Va, tai jų pagalba nieks neįvyko. Tai vedu prie to, kad tikrai tai yra, reiškia, trečios pusės, kurios turi milžinišką įtaką, reiškia, šitiem žmonėm ir jie bet kokias civilizuotas, reiškia, pertvarkas, civilizuotas, ar ne, ir smulkaus verslo ateimą vietinio, kitaip tariant, mažesnės korupcijos galimybių, jie neleido to daryti, jie valdė žiniasklaidą, jie varė purvą, jie formavo neigiamą nuomonę. Vat kas tie žmonės, kurie finansavo, ar ne, tai čia ir būtų tyrimo, reiškia, viena iš tyrimo dalis, nes aš šiandien galiu pasakyti, vat tiesiai ir šviesiai, tai yra veikla prieš Lietuvą. Visa tai, kas buvo daroma ir daroma dar šiandien, jo yra konkrečiai nukreipta į veiklą prieš Lietuvos valstybę. Tai yra milžiniški finansiniai praradimai, tai yra priėjimas prie tam tikros informacijos, nes per lošimus didžiulė informacija eina apie žmonės, taip, apie jų finansus ir taip toliau. Tai yra rimti labai reikalai. Va, ir manau, kad dėl to bandoma koncentruoti pajamas į nedidelį skaičių rankų. Mes šiandien pastangomis konservatorių tą matom, aiškiausiai matome, ką jie išdarinėjo, taip, kaip jie buvo naudojami. Tai sakau dar kartą, tai yra privatus visiškai interesai, gali būti, kad susiję su nacionalinio saugumo klausimais taip pat. O valstybė iš tikro nuo to patiria milžiniškus praradimus. Čia turėtų pasijungti ir ne tik, kaip sakant, įprastos tarnybos, bet ir kai kurios kitos, kurios susijima su nacionalinio saugumo, reiškia, klausimais. Nes čia yra tikrai tas, kas vyksta, yra labai labai žalinga Lietuvai. Tai va, ir tas vyksta labai ilguoju laikotarpiu. Ir dabar tik, ką pamatėm, tai buvo Lietkalnio viršūnė, kai išlindo milžiniški reikalai čia su pinigų plovimu ir galimų valstybinių institucijų dalyvavimu šitos veiklos kuravime. Taip. Kalbant apie lošimų priežiūros tarnybą ir tikintis, kad parlamentinis tyrimas ją vienaip ar kitaip įvertins ir vėlgi bus sudarytos sąlygos grįžti prie kolegialaus nepriklausomo organo. Verta, aš pabaigai tiesiog pacituosiu 2090 metais dirbusios vėlgi konservatorių sukurtos Saulėlydžio komisijos siūlymą. Klausimas, kiek biudžeto lėšų pareikalaus arba leis sutaupyti įstatymų gyvendinimas pakeičiant valstybinę lošimų priežiūros komisiją į lošimų priežiūros tarnybą. Tai yra naikinant tą nepriklausomą, čia 2090 metais. Teikėme įstatymo projektą, siūloma koreguoti šiuo metu Lietuvoje veikiančių lošimų kontrolės sistemą, atsisakyti 6 valstybinės lošimų priežiūros komisijos narių pareigybių, tai leistų sutaupyti apie 490 tūkstančių litų per metus. Tai vat sutaupėm 490 tūkstančių litų per metus, o praradom milijonais. 100 milijonų eurų. Bet aš ką noriu pasakyti, tai tikrai yra visiškai nejuokinga, tai yra labai labai rimta. Va, dabar toliau, visgi, numatant, kaip priiminėjami sprendimai, kaip sakant, rengiami jie ir kas vyksta ir interesų lauką. Matoma ir dar nematoma. Aš asmeniškai galvočiau, blogybė yra tame, kad, sakykime, tam laikotarpį 2000 iki 2015 ar 2016 metų, ar ne, tai grinai buvo tiesiog akivaizdžiai kvailinama visiškai visuomenė, o dabar kvailinama dar daugiau. Ir daromi žingsniai, ar ne, žingsniai,
kad jokiais būdais neleisti tai rinkai plėtotis būtent saugia linkme. Ir kad jokiais būdais negalėtų dalyvauti, reiškia, smulkesnis verslas. Jokiais būdais ir jokia forma. Tai tam buvo padaryta daug įdomių žingsnių. Vedu prie to, kad netgi sugebėta, liaudiškai tariant, užversti Seimo valdybos parengtą įstatymo projektą. Užversti, tikrą tą žodžio prasme. Už tai, kad jis numatė, taip, už tai, kad jis numatė pažangiausią, kaip sakant, pažangiausių rinkų praktiką. Numatė normaliai. Jie viską darė, tai jūs galite įsivaizduoti, kokios čia jėgos, kokie pinigai čia vaikščiojo, ne? Ir vaikšto po šiai dienai, kad būtų taip, kaip jie nori. 300 milijonų. Jo, tai mes kaip kalbame apie politikus, apie tą, ir matėm, kas vyko, kaip vyko, ir kokios priemonės žiniasklaidos buvo naudojamos, ir ko gero dar gali būti, kad žiniasklaidų priemonių šantažą patyrė, reiškia, kai kurie atsakingi Seimo nariai, galimas ir toks variantas. Lygiagrečiai tuo pačiu metu, tas sprendimų priėmėjas, jisai savo viduj priima sprendimą. Koks jam dabar tikslas, kad Marytė ar Juozukas ten galės dirbti, pavyzdžiui. Kokia jam asmeninė nuo to nauda. Tai vienas dalykas. Jūs tam tikrą prasme tautos atstovas? Jo, bet jau matosi, kaip praktikoje vyksta. Už tai stambios grupuotės, kaip sakant, dalyvauja visam šitam reikale. Taip. Kitas dalykas, būkim tikrai, sakykime, objektyvus. Ir ką mes matom? Iš tikro, keičiasi tie Seimo nariai, keičiasi viceministrai, keičiasi ministrai. Mes matom visišką kompetencijos nebuvimą. O norą tik tai kai kurių, reiškia, įstatymų leidėjų paprasčiausiai užšokti ant bangelės jo ir baisiausiai vaizduoti, reiškia, be galo besirūpinanti žmonėmis, o paskui paaiškėja po kiek laiko, ar ne, kad jokių problemų nebūta, kurios jam buvo įkištos į burną. Jokių problemų rimtų nebūta, būta pavienės vienas kitas asmuo. Bet kas įdomu, kad jie labai aktyviai ieškodavo, ir jiem pakišdavo. Už tai ta sveikatos korta priklausomybių. Tai jinai tokia populiari, kad dabar einanti kortą, kad kalbu jau ir Trumpas apie kortas kalba, jo, tas įdomu, tai ir mes galim pašnekėti apie kortas. Tai įsivaizduok, ir dabar priklausomybių komisija lyg nebūtų svarbesnių klausimų, ne, kai iš tikro, jeigu tu domiesi, tai tu matai, kad sveikatos priklausomybių nėra tokio masto problemų. Nuo lošimų nėra. Taip. Tai jiem norisi sukt. O kur yra problemos, kažkodėl tai jie jų vengia. Tai noriu pasakyti, tik tai kolegialus sprendimas gali būti. Ir žmonių, kurie nors kažkiek tai domisi. Nes biudžeto komitete posėdžiai, kai vyksta, tai yra visiškai akivaizdu. 12, kiek jų ten yra, tų žmonių. Jie supratimo neturi, apie klausimą net. Jiem tiesiog gaunasi, kad pakiša, sakykim, čia dėl sveikatos taip, tai čia reikia tvarkyti, čia viso. Ir kaip jie tvarko, tai aš to paaiškinsiu dar daugiau. Jo? Ir sutvarko taip, kad ta rinka dar labiau radikalėja. Taip, o po to finansų ministerija atbėga su projektu, jo, ir ne jie kalti, bet jie daro, reiškia, tokias įstatymų nuostatas, kad viską užversti ant organizatoriaus. Kad organizatorius čia rūpintųsi, bet jau pertekliniai gaunasi, bet jokiais būdais nesikišti rinkos struktūrą. Ar supranti, kur mintis yra? Šventasis gralis šitą negali. Kad jokiais būdais nesikišti. Ir tada dominuoja šitie rizikingiausi ir jie daugumą vartotojų juos renkasi. Tai ministerija įrodė, kad jinai yra tikrai, kaip pasakyti, kad impotentinė, gal negražu taip sakyti, bet, reiškia, bejėgė. Taip. Jo, faktiškai jo ministerija, galima visgi teikti, yra iš tikro bejėgė. Dvi moteris ir ant to ir baigės, tai yra tiesa departamento direktorė. Ir besikeičiantis viceministrai, visiškai nauji žmonės, taip, nuo nulio. Skaitantis on iš popieriuko. Jo, ir deklaratyviai viskas vyksta. Ir nuo to, aš galvoju, mes matome baisius dalykus, jie yra, aišku, kriminalinio pobūdžio, tai yra visiškai akivaizdu. Požymiai yra tikrai labai nemalonus ir niekas nenori jų spręsti. Reiškia, visiems yra labai gerai.